Daug nužudėt? Matydami, kaip privartauja, žuda gyvais, nes čia moterį degina. Kaip aš turėčiau elgtis? Aš niekada neėjau imti kažkieno, sprogdinti kažką, ne? Dėl kažkokį materialinį dalyką, dėl kažką. Kas pas mane atvažiavo kariauti, aš paėmiau ginklą ir kariavau. Tu nesuprasi niekada mano skausmą. Kaip galima pamiršti, kada tavęs pririša prie medį ir prieš tavo akis, privartauja, žudo tavo šeimą, kaip galima tą pamiršti? Kaip Dievas sako, aš duodu tau tiek išbandymų, kiek tu gali parnešti, daugiau neduodu. Jeigu jis man tiek duoda ir jis tiek įsitikinęs, kad aš galiu tau viską parnešti, alhamdulillah, aš jam dėkingas. Man tikrai nereikia, aiškinti žmonėms, kas aš, ne ten, ką aš galiu, negaliu. Jeigu iš tavęs, iš manęs nori padaryti priešą, visada žiūrėk, kas purta tą stiklinę. O rusų tauta, žinai, anksčiau buvo halopai, dabar, rabai, vergai. O tikrai taip ir yra. Rusas, jo mentalitetas, žinai, koks. Kiek aš analizavau, kiek aš žiūriu, o tie rusai, jie nieko nenori. O caras ateis, pasakys ir viskas bus sutvarkyta. Kas tas darymas? Čebanas. Niekas į tuščią vietą iš tikrųjų. Liulė, Dustum, jo pavadinimas, pravardės. Liulė, Dustum, viskas. Liulė, Dustum? Nu. Ką tai reiškia? Nieko nereiškia. Liulė čia tuščia vieta kaip. Aš nenoriu karas. Aš žinau, ką reiškia tą karą. Aš žinau, kada tu visiškai bevilti. O ką darė 2000 metais? Ką tik nedarė. Jūs buvo sulaikę, ne? Taip, suimti mes buvo. Už kojos, tempė, ir už vamzdį su kalašu per lytinį organus. Paskui vieną laidą ten, kitą laidą į burną arba į ausį. Su kibiro vandens, ten 57 voltų yra tas generatorius. Nori mamytei paskambinti. Ir skambini, nori, nenori. Boh s nim pakentėsiu. Aš mirsiu tik tada, kada aš turiu mirti. Mano gyvenimas, mano mirtis, viską priklauso Allahui. Aš nenoriu, kad ne vienas mano vaikas eitų mano keliu arba darytų tų klaidų, kurių aš esu padaręs. Labą dieną, aš esu Beslanas Tamirov. Šiuo metu atlieku bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Kiek metų čia esat? 2 metai suviršo čia dabar. Aplamai 11 metų. Tai už ką nuteisė? Už narkotinį medžiagą. Jūs esat čia kalėjime, turėtume dar būti metus ir su keliais mėnesiais. Taip. O po to jūsų kažkoks keistas likimas yra. Jūs Lietuva nusprendusi išduoti Rusijai, ar tai Čečėnijai, Rusijos Federacijos Čečėnijos Respublikai? Taip. Kodėl? Čia tikrai aš negalėsiu atsakyti tą klausimą. Kuo jūs kaltina? Aš nieko nekaltinu. Ne, jūs kaltina Rusiją. Rusija, kad aš kariavau prieš Rusiją. Kada čia buvo? Antrą Čečėnijos karą. Tai jūs ir gyvenote tenais, gimėt? Taip, gimęs, gyvenęs. Kariavot? Kariavau. Visi ten kariavo turbūt tuo metu. Visi nepasakysi, tais laikais dauguma kariavo. Net ir šiandien mes, kaip nekalbėtum tą Kadyrovą, kitą Putiną, ne? Gilyje, ne? Kiekvienas čečėnas nekenčia to. Bet žino, jeigu aš ką nors padarysiu, visą mano šeimą nukentės. Arba giminiai, arba daug pažįstamų žmonių. Yra paprasti dalykai, nieks negali patikėti, bet tavo draugo giminės miršta, tu skambini jam, išsakyti užuojautą, ne? Kitą dieną tas žmogus dingsta. Po kiek laiką sumuštas, sulaužytas viskas, ligoniniai,
kodėl tu buvai išvežtas. Klausimas, kodėl tau skambina toks ir toks. Nu, Seka viską. Paprastas dalykas. Išeini vakare parūkyti, ten kampe pastovėti su žmonėmis. Pasakysi, ką nors ne taip. Viskas. Žinot, kada tau asmeniškai kažką daro, tu žinai, ką tu nusprendai, ką tu darai, ką tu veikia, ne? Bet kada ateina vaikai, moteris, viską daro ir paskui visą tavo šalį naikina ir tau aiškina, kaip gyventi, nežinau, aš nesutiksiu. Tai gerai, jūs kovojat prieš rusus, ne, ir vis tiek nieko jūs neiškovojot. Kodėl? Kodėl jūs vienas pralaimėtas kovas, ne visas mūšis. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Kiek žmonių mirė? 460. Čia oficialiai tokia. 460 tūkstančių. Taip. Čia oficialiai tokia sumažinta, sutrumpinta. Miręs, dingęs. Iš vis čečėnų ir milijonų tuo momentu buvo. 1,1, ne? 94 metais. Tai va. Ir jūs sakot, pralaimėjote. Gerai. Seniai žmonės, kas galėjo kariauti, kariavo, ne? Jauni jaukus kariavo, lykėsi visi be kojų, be rankos, dar kažką. Vis tiek reikia užauginti kitą kartą, kurie galės atstovauti savo šalį, teisybei, laisvei. A šiandien, kas ten vyksta? Viskam savo laikas. Ne pabaigas? Amžinai Putinas nebus, amžinai Kadyrovas nebus, amžinai ne aš negyvensiu. Vis vien ateis viskam galas, ne? Nu, bet tą patį Kadyrovą, tą patį Putiną gali pakeisti dar baisesnis žmonės. Nebūtinai geresnis. Irgi gali būti. Gali būti. Bet taip stovėti negalim. Negali būti visada, kad būtų taip. Išeini, tikrai išeini, net vainė, sakai, 5,5 metų važiuoja. Nežinau. Kiek laiko jūs ten bandėt pasipriešinti? Aš asmeniškai nuo 99 iki 2005 metų. Tai papasakokit, ką darėt? Ką darė? Kariavom, priešinam. Daugiau ką dar. Papasakot nėra. Daug nužudėt? Vis tiek reikėjo turėti ir ginklus ir visą kitą, sprogdinimai ten mačiau. Ginklas, sprogdinimai, viską, vyksta karas, vyksta karas. Kaip tu gali pasakyti, ar aplamai tu esi, ne tik kiek, ar aplamai tu esi ką nors nužudęs karo metu, ne? Aš tikrai negaliu pasakyti, nes aš nesamdomas žudikas, aš nesėdžiu, čia vienas, antras, suprantat? Čia aš nežinau, tikrai, karas vyksta, viskas sprogsta, šauda. Dievas tik žino, buvo, kas buvo, kaip buvo. Tiesiog pats bandai išlikti gyvas, ne? Toje situacijoje. Suprantat, 99 metais jie sugalvojo ties sprogdinimai, namai, ne? Susprogdinti. Sugalvojo tą karą pradėjo. Tikrai atvažiuoja, tau niekas nieko nesako. Visa miestas arba kaimas arba vadinamas silo, ne, miestelė. Apsupa visų, nuo 12 iki 55, vyrai. Nuo 12 iki 55 vyrai. Išvežė pusė negrįžta. Arba 2/3 negrįžta. Arba aplamai niekas negrįžta. Ir čia tūkstančiais. Nu, dar buvo. Taip, Bogas nim pakentėsim. O kada pradėjo merginos, tada, ribята, izvinite. Šitą jau. Šveždavo merginas, žudydavo, prievartaudavo turbūt. Prievartaudavo, žudydavo. Ir čia, alhamdulillah, mums nereikėjo įrodinėti tą viską. Jie patys tą viską, daro.
su ta Budanovo generolas, ne? Generolas, čia ne šiaip savo žmogus, generolas. 15 metų išprievartavo, nužudo, karočiui, ir išvažiuoja, jis Geroj Rusijai. Uždaro, 5 metai Jakabą jam duoda ir jis išeina ten per kiek laiką. Nu ir vienas čečėnas ateina, punkt, nušovė. Žinot tą istoriją. Suprantat, šiandien kas vyksta Ukrainoje, ne? Mums labai, žinot, kada čia ir kaliniai, ir kiti žmonės, o aš eičiau kariauti. Aš neeičiau. Niekada gyvenime aš nenoriu kariauti. Į Ukrainą? Ne. Apskritai. Visiškai aš nenoriu kariauti, aš nenoriu karas. Aš žinau, ką reiškia tą karą. Aš žinau, kada tu visiškai bevilti. Visiškai, čia nereiškia, Dievo tiki, viską žinai, kad suplanuota, viskas kaip yra, taip turi būti, bet vis tiek psichiškai, psichologiškai, ne, kas dien aplink tavęs 2, 3, 1, 10 žmonių, kada kaip. Ir žinai, pats svarbiausias dalykas, gerai, mes pradėsim karą, dauguma nukentės tik civiliai. Kareiviai tai, kariaus savo. Kentės civiliai, tikrai. Aš tikrai nežinau. Aš tikrai nenorėčiau, bet labai lengva kalbėti, žinai, sėdėdamas šiltą kėdukas, šiltą lovą, maistą. Nu, net tu ir sėdi atlieki bausmę, nesvarbu, tau valgyti vis tiek atnešė. Patinka, nepatinka, skonis geras, negeras, kita kalba, bet tu nuo bado nemirštė, ne? Karo metu aplamai pats paprasčiausias dalykas, ne, nueiti tualetą. Pabandyk. Rimtai, sunku, tikrai, visur šauda, sprogsta, viskas vyksta, ne po grafikų tą ateina norą, žinai, ir nueik. Labai lengva kalbėti, žinai, gulėdamas šiltai lovai, karas, kažkur ten.